Marijampolė turi buzą, antrą vagesnį. Tai aš, jeigu ką, Žydrūnai, aš pirmiausia, tai redakcijos vardu, aš atsižadu šitų pasisakymų, jis tai puikiai vienas tilps į bagažinę. Redakcijos nuomonė, nebūtinai tampa su Karolio nuomonė. Bet jeigu jau aviakatastrofa, tai jau turbūt, kad šansų nulis. Ten patikimesnis toksai jo. Jo. Labai liūdna, kad mes su Nerijum prieš laidos startą kalbam apie aviakatastrofas. Kita vertus labai linksma, kad mes su Nerijum vėl kalbam. Tai sveiki, aišku, kad taip. Mes neturim ko gaišti. Sveiki. Nerijau, ar jau pagodėjai savo kolegą Vaidą Čeponį? Man tas labai smalsu ir įdomu kaip krepšinio žmogui. Taip, tik tai keliais žodžiais persimetėm, bet netrodo jis kaip sugniuždytas žmogus. Nemanau, kad nuėjo dabar šokti nuo tilto ar pjauti Svenu. Viskas. Pasukai pats? Tarp durį sutikau. Ai, tu dabar jį sutikai išeinantį čia. Taip, čia dar ką tik jisai sėdėjo visai jaukiai. Mes apie futbolą susirinkom pasikalbėti. Man, žinai, kas įdomu, ar tu pasilgsti pokalbį su manimi apie futbolą? Nes aš... nesu turbūt pats tas jau daugiausiai apie futbolą tavo gyvenimą sutiktas suprantantis žmogus. Ar esu? Tu supranti apie futbolą maždaug tiek, kiek mano abidvi buvusios žmonos. Nors nuošalę nuo nenuošalės gal atskirsi. Joms nepavykdavo. Bandėjai aiškinti, aš kartais gintarį krepšinį bandau aiškinti, man visai neblogai sekasi. Aš aiškinau. Ko baigėsi? Esu matęs moterų, kurioms išaiškinau ir gana greit, bet čia... Aš kažkaip jaučiu, kad mes einam ant pavojingos ribos. Tu pas nuo čia pradėjai. Nes tas toksai išaiškinau ir po to mes nueisim į kokį nors rusiškų anekdotų, ko reikėtų kažkaip išvengti šitoj laidoje. Anglišką humorą rinksime. Tik tai anglišką humorą mes rinksimės. Žinai ką, šiandien turim kelias temas, baigėsi ir futbolo A lyga, ir tautų lyga pareina, kitą savaitę Lietuva žaidžia šią savaitę su Kipru, kitą savaitę pradžioj su Kosovu, turim dar kažkokiu tai šansų neiškristi ten, kur jau nukritus turbūt reikėtų pradėti, koks skirtumas, gal ir labai nepasijaustų, bet į D divizioną gali Lietuva nukristi, jeigu pralaimėtų Kiprui ir Kosovui. Kas yra D divizionas? Paaiškink man paprastam sporto aistruoliai. Neblogos kokybės sekmadienio lyga. Kas ten žaidžia, palauk? Grenlandija? Senegalas? Sekmadienio lygai žaidžia visi, banditai, benamiai, intelektualai, kiti nesuprasti žmonės. O D divizionas futbole, tai čia yra jau Liuksemburgas, Lichtenšteinas, San Marinas, Vatikanas. Tik D divizioną matyti nekrenta, nebent mes juos ten išpurtysim, kas vis dar, bet apie tai dar pakalbėsim. Liuksemburgas yra pas mus, ne? Tai va, tai bus įdomu pakalbėti apie tai, pakalbėsim ir apie tai, kaip mums sekėsi prieš tai tautų lygos turė. Bet šiaip tai baigėsi A lyga, tai yra Lietuvos futbolo aukščiausias čempionatas, kurio aš nemačiau nei vienų rungtynių, bet tu net nebijoju, kad žiūrėjai jas visas. Ar aš teisus? Tu nematėjai gal nuo lygos įkūrimo nei vienų rungtynių? Nuo lygos įkūrimo aš esu žiūrėjęs Kazlų Rūdos Šilo rungtynes, tik nesu tikras, ar tai buvo ta lyga. Ne, nebuvo ta lyga. Ten buvo tokia situacija, aš esu pasakos, aš į Kazlų Rūdą važiavau kitais reikalais, bet netyčia užsukau ir pasižiūrėjau futbolą. Gera aikštė, tarp kitko Kazlų Rūdoje labai taip, futbolo mastais. Ypač kaip palyja, gerai. Va. Ar nustebino, ką nors Vilniaus Žalgiris? Laimėjęs titulą, tai padaręs užtikrintai, Vilniaus Žalgiris per visą sezoną, paskaičiavau, pralaimėjo tik 5 kartus ir 2 iš jų per paskutinius 3 turus, kur jau buvo matomai padėjęs Kersą, labai, gal net Skerla buvo padėję iš tikrųjų, net labai jau gilinosi į situaciją. Skerla buvo padėjęs, Skerla jau liko antras tuo metu. Skerlas jie kaip tik ir nepadėjo. Vilniaus Žalgiris, kas mane šokiravo, ar tu žinosi šitą faktą, vienintelė komanda, kurios Vilniaus Žalgiris nenugalėjo, tai yra Skerlas Kauno rajono Hegelman. Šį sezoną Hegelman 2 lygiosios ir 2 kartus nukalė Vilniaus Žalgirį. Man atrodo, kad čia yra wow, to labiau, kad tai yra Kauno rajono komanda, iš kur aš registruotas esu. Gerai. Raudondvario komanda, ne, iš tikrųjų, wow yra tai, kad jie užėmė 2 vietą. O tai, kad jie ten prieš Žalgirį laimėjo, tai koks skirtumas laimėjo, nelaimėjo, kiek ten 13 taškų?
Skirtumas yra tarp jų nemažas, bet... Būtų Žalgiris laimėjęs vieneris arba dvies, būtų 20, koks skirtumas 3. Ar čia nekalba Die Hard Vilniaus Žalgirio fanas, toks labai jaučiasi kažkoks gilus palaikymas šitai komandai? Aš kaip tik esu Žalgirio skeptikas prie šitos valdžios, taip sakykim. Nes, kaip Rimvydas Šekavičius sakydavo? Nes prieš 2 metus jie žaidė Europai. Aha. Kur? Kas kur? Dabar. Čia. Laimėjo čempionatą. Į Europą pateks, gal ir pateks. Bet aš nesakyčiau, po šito čempionato aš nesakyčiau, kad Žalgiris žengia į level up. Aš sakyčiau, kad tiesiog lyga. Truputį... Nusivažiavo? Truputį keista į man iš tikrųjų, nes kažkaip normalioje lygoje vis tiek... Tu kažką gerą pasakysi šitai laidoj. Vis tiek yra, normalioje lygoje yra komandos, kurios žaidžia gerai, kurios verta stebėti, kurios yra įdomios. Čia visi vienodi. Transinvest? Tai čia, sakau, lygiai taip Transinvest iškrito ir užuojautos jiems, iš tikrųjų su 38 taškais iškris, tai nėra jokia gėda. Tai yra komanda... Teisybė pagalvojau, kad gėda. Nu, ką pagalvojai? Nieko. Tai iškris taip, nėra gėda, bet vėl sakau, jie visi vienodi. Mes pažiūrėkim, kiek ten skiria 4 komanda nuo 10. Tai yra... Bet kas gali laimėti prieš bet ką, bet kas gali pralaimėti prieš bet ką, kai nueina į Europą, jie gali pralaimėti bet kam ir negali laimėti prieš nieką. Aš taip pat vertinu. Jo, šiaip Vilniaus Žalgirio pergalė 12 taškų skirtumų, dar atsižvelgiant į tai, kad jie paskutinius turus jau ten buvo atleidę raumenį ir nuo Džiugo gavo, ir nuo Panevėžio gavo, tai akivaizdu, kad jie tą pergalę senai buvo užsitikrinę ir labai tvirta ta pergalė yra. Buvo intrigos prieš čempionatą, kas taps čempionu apskritai? Aš net nemaniau, kad Žalgiris laimės, jeigu prieš. Eik tu savo, wow, čia mane net nustebinai biški. Bet Žalgirio stabilumas iš tikrųjų jis nudžiugino, bet tas jų stabilumas vėlgi, žiūrėkim, kiek to branduolio išliks kitam sezonui ir išlaikys. Neturi lietuvių. O ką tu matei čempionų? Hegelmaną? Ar atspėsiu, ar gal Panevėžį? Ko gero, netgi Panevėžį, bet ta opinija atsisuko priešingų pasturgalių po kokio 3 turo, kai supratau, kad nieko nebus. Mane konsultavę prieš šitą laidą Lietuvos nusikalstamo pasaulio autoritetai. Ervinas Kvietkauskas, sakykime, vienas jau jisai minėjo man, kad... O jis jau pas Buzą dirba? Buzas sakė, gali grįžti į futbolą, tarp kitko, ne? Sūduvą pirkti. Manau, kad grįž. O, tai čia linksmi laikai, pareina iš krepšinio Buzas išėjo, į futbolą ateina. Nu gerai. Tai mane konsultavo taip, kad Panevėžys, sako, turėjo mesti iššūkį Vilniaus Žalgiriui ir gavos taip, kad per plauką liko nuo dugno. Iš esmės Panevėžys, nugalėjęs tą patį Vilniaus Žalgirį, įsikrapštė nuo, galima sakyti, 9 pozicijos, kur dabar liko Sūduva, ir išvengė pereinamųjų rungtynių su Jonava dėl išlikimo Lietuvos aukščiausiojo A lygoje. Tai čia ir klausimas, žinai, va čia man net gal ir įdomu, kad, aš neįsivaizduoju, tarkim, mano mylimoji sporto šakoje krepšinyje, kur kam nors būtų prognozuotas bent jau medalis čempionate, kad ta komanda liktų per žingsnį nuo išlikimo, ne? Kas tokio šokiruojančio atsitiko Panevėžiui, kad jie šitaip, Panevėžio terminai suspisa? Suspisa konkrečiai, ne? Konkrečiai, taip. Tai aš nežinau, ten įvairių gandų girdėjau, yra ir labiau tikroviškų, mažiau tikroviškų, bet vėlgi vadybos pasikeitimas, sakykim taip, visiškai aišku, kad tie, kurie atėjo, nevežė taip, kaip vežė praėjusio sezono. Kitas dalykas, kai treneris, Džino Likieri dar tuo metu prieš sezoną pradeda kalbėti, kad vyrai suspisme konkrečiai. Jis taip sakė? Su tokiu darbu, ten itališkų, šveicariškų akcentų ir Su kokiu šveicarišku? Ten jis turi ryšių ir su šito regionu. Tai buvo tas toksai treneris prieš sezoną, sako, kad bus blogai, tai reiškia, kad bus blogai, gerai būti negali. Nes jis žino ir ten, sakau, ten... Bet šiaip įkvepiantis treneris, ne, prieš sezoną pasako žaidėjams. Motyvacinė kalba, vyrai, mum pizda. Neselekcijos sezonas, neselekcijos dalykai, manau, kad ten ir pačių žaidėjų sugebėjimas motyvuoti, nuteikti save,
aišku, tie praradimai ten išvažiavo keli lyderiai, bet lyderiai iš skęstančio laivo bėgo ir sezono metu, tai yra viskas jiems buvo blogai. Kodėl buvo blogai? Todėl, kad nesusitvarkė čia tas... Ta tokia irgi nuvalkiota klišė. Kalti visi, pasižiūrėkime į veidrodį ir taip toliau. Manau, kad kiekvienas iš jų tai turėtų padaryti. Tai gerai suprantu iš tavęs. Panevėžys yra labiausiai nuvylusi komanda. Transinvest yra komanda, kurios labiausiai gaila. Tai yra komanda, kuri perdai laimėjo pirmą lygą, pateko į aukščiausią lygą, turėjo vilčių. Netgi buvo tokių kalbų, paskaičiau čia, kad jie ir apie ketvirtuką galvojo. Liko dugne, kas automatiškai... Apie ketvirtuką visi galvojo. Prieš sezoną visi galvojo apie ketvirtuką. Jo. Ir iškrito automatiškai žemyn. O labiausiai nustebinus komandą, jeigu pagal išankstinius vertinimus. Ar tai yra Kauno rajoną Hegelman su Andrium Skerla priešaky, kuriem buvo prognozuota 5, 6, gal daugiausiai 4 vieta, o jie, kaip sakiau, garbingas sezonas, 2 vieta, vicečempiono titulas, 2 kart nukaltas Vilniaus Žalgiris, 2 lygiosios, ar tai nėra svajonių sezonas ir ar Skerla to pačiu nėra geriausias lygos treneris sezoną, sakyk, nerėjau greitai. Banga. Tai yra, aš netgi gerai, Hegelmano 2 vieta, truputį aukščiau negu mes prognozavom, tarkim, bet vis tiek, Hegelmanas yra Europos zonos komanda, čia net klausimo kelti. Sau negalim, tas totalus futbolas buvo pas Olandus, totalus bardakas, kalbant apie tai, ką mes matėm šitam čempionate, iškėlė, man sakau, aš netgi sakyčiau, kad mane maloniai labiau nustebino, Banga apskritai nėra žodžių, netgi Dainava, 4 vieta, Dainava 4 vieta, apie ką tai. Ir teisėjas sulupo. Čia ne jie, čia... Nesulupo ten už gerklės griebė. Išmatymo pažįstami. Taip, bet Banga tik tai 5, ar čia net 5? Banga turi laimėjo ir Banga, dėl taurės ir Banga žaidžia Europai. Tai yra pagrindinis dalykas buvo padarytas, aišku, kad jie galbūt būtų kabinės ir už tos 4 vietos taip stipriau, jeigu nebūtų laimėta taurė, nes 4 vieta tokiu atveju yra Europa. Bet kadangi jie jau buvo Europoje, aišku, kad tai kažkiek atbukina, kažkiek atmuša, labiau sezonas ilgas, suolas trumpas. Manau, kad sužaidė jie pagal jų galimybės tobulą sezoną ir dėl to Andriaus Skerlos sezonas puikus, Andriau, bravo. Bet aš vis dėlto Davidą Afonso dėčiau į geriausią trenerio poziciją. Sūduva žais su Jonava, pirmos lygos komanda, pereinamasias dėl išlikimo A lygoje. Aš, tiesą sakant, aš meluoju, aš esu buvęs ir Sūduvos rungtynėse, bet tai buvo Europos taurė, aš to pasakojau su Gabriu, aš komentavau tas rungtynės. Aš po to supratau, nesąmonę šnekėjau, praeitą laidą, atsiprašau, ir Gabrio, ir Gedmino. Bet... Sūduva tuo metu, kai aš komentavau tą Europos lygą, jinai buvo tikrai stipri komanda. Ir aš dabar šiandien įsijungiu A lygos tą lentelę vadinamą ir aš matau Sūduvą dugne, 9 vietoje, žais pereinamąsias su Jonava. Tai čia yra 2 klausimai. Pirma, ar Jonava gali įveikti Sūduvą ir Sūduva gali iš vis Vilniop iškristi iš A lygos. Ir antra, kas taip turėjo atsitikti, kur babkė Sūduvos, kas ten numirė, kas ten dingo, kas ten ką pavogė? Iš tikrųjų, pinigus tai uždirba viena komanda Lietuvoje, kuri laimi čempionatą. Sūduva taip tų pinigų užsidirbo, aš nežinau, kaip ten buvo skirstyti, bet buvo padaryti po to paskutinio čempioniško sezono kolosalios klaidos. Pinigų nebeliko, tu bandai formuoti komandą pagal tą biudžetą, kurį turėjai, tu jo nebeturi. Tai jie tapo čempionas ir pinigų nebeliko. Čia vis tiek kažkas nesueina, kaip tik turėtų pakilimas būti, ne? Jie suvalkietiškai sukniso, kaip yra? Kaip tai skamba? Suknisu. Suvariai gali sakyti. Sugadinu. Sumali. Ką te, ble? Nepavyko. Tai vat, tas vienas sezonas buvo lūžio sezonas, tada Žalgiris perėmė situacijos kontrolę, perėmė ilgam, o mes čia pinigai, Europos pinigai, iš tikrųjų pinigus uždirba viena komanda, ta, kuri yra čempionė. Ir Sūduva iš karto smigo į dugną dėl iš principo 2 mėnesių veiklos. Tai yra katastrofiškai nesėkmingos. Taip. Sakykim. Ten irgi turbūt su vadybiniam perturbacijom susiję kažkas, nes jų buvęs strategas ten Karolis Kinkys, mano akim,
Nu, tu biskį valdykis, man atrodo, jeigu aš tikrai gerai pamenu, tai aš Karoliui Skinkiui vedžiau vestuvės kažkada, žinau, va aš dar prisiminiau šitą bairį jo. Eik to. Nu, jeigu neklystu, taip, žinau. Tai iš tikrųjų... Tikrai čia rimtai, žinau. Permainos ten, permainos kitose divizionuose, viskas buvo labai blogai. Aisvagiuks? Bet kas? Karolis. Ne, tikrai ne. Tada gerai, aš Marijampolė turi buzą, antrą vagesnį. Tai aš, jeigu ką, Žydrūnai, aš pirmiausia, tai redakcijos vardu, aš atsižadu šitų pasisakymų, jis taip puikiai vienas tilps į bagažinę. Redakcijos nuomonė, nebūtinai tampa su Karolio nuomonė. Gerai. Taip, Nerijau, gal tiesiog finalizuokim tą lygą, kuri iš tikrųjų domina kiekvieną tūlą šitos laidos žiūrovą. Labiausiai nuvylusi komanda, aš jau supratau, labiausiai nustebinusi komanda irgi supratau, tai yra Gargždų Banga tau. O dabar išdalinkim dar kelias nominacijas, kadangi vis tiek žmonės dirbo, žmonės žaidė, žmonės nusipelnė. Pirmiausiai apdovanokim taip visai netikėtai geriausią tavo manimų fanų tribūną. Be Vilniaus Žalgirio, kas yra masiškiausia, yra akivaizdu turbūt, kad jie yra geriausia Lietuvoje, ne? Pietų ketvirtoji, taip vadinasi tik tai. Tu dabar taip pat sėdi ir tikėsi, kad aš sakysiu Alytus, ne? Ne. Alytus dėl to smaugimo žymių, kur net neliko padarius tyrimus ant teisėjo. Todėl ir nesakysiu, sakysiu Gargždai, nes tu Žalgirį eliminavai, aš eliminuoju Alytų, o ketvirtos tiesiog nėra. Tu tos Gargždus esi mylėjęs. Gerai, o dabar rimtai, geriausias šio sezono A lygos žaidėjas, arba dar kitaip galima sakyti, gal net labiausiai nustebinęs ir tuo pačiu geriausias tau, kas tavo akį patraukė. Čia tas atvejis ir tuo pačiu, Paulius Golubickas, vienareikšmiškai. Tai ir nustebinęs ir geriausias. Pauliau, pradėjai žaisti vyrišką futbolą šį sezoną ir tikėkime, kad tai bus toliau, tai buvo neabejotinai geriausi tavo metai ir sakykim taip, būtų gerai, jeigu tai būtų geriausi metai kol kas. Nu, išsiplėskim, ką jis tokio darė, kad tavo akimis yra geriausias A lygos žaidėjas? Žiūrim statistiką, ten tarkim įvarčiai ar ne, gal ne pati įspūdingiausia grafa, bet ten tų įvarčių buvo ką mušti, tai yra rezultatyvūs perdavimai pirmiausia. Antras dalykas, aš vėlgi vertinu... 11, antras lygui pagal asistus. Vertinu ne tik pagal žaidimą lygui, bet ir rinktiniai. Dabar Paulius Golubickas, mano supratimu, jau yra pagrindinės sudėties žaidėjas. Tai yra tas žaidėjas, aplink kurį kartu ten su Gvidu Gineičiu, ar ne, galima bandyti lipdyti kažką aikštės viduryje. O sakai, tave nustebino, jisai praeitą sezoną nebuvo toks, kad buvo galima svarstyti apie tai, kad pavarys? Turbūt ne, nes praėjusią sezoną ir prieš tai buvusį sezoną ir dar prieš tai buvusį sezoną aš jo tikėjausi daugiau ir taip jau pats savo galbūt netgi buvau kažkiek nurašęs, bet šitas sezonas, kaip sako Karolis Tiškevičius, buvo wow. Wow, taip, cituojant Churchillį, wow. Tarp kitko, geriausias apskritai žaidėjas ir nustebinęs Golubickas, jam 25, o jeigu paimsim Pacaną kokį nors, kur viltis rinktiniai, nes Golubickas jau dabar turi performinti rinktiniai. Kas toksai? Artūras Dolžnikovas tokiu atveju irgi vienareikšmiškai, ten, sakykime, ir paties klubo sezonas gal ne... Aš visą laiką googlinsiu, žinau, Artūras. Ne kažką, bet... Kauno Žalgiris ten liko trečias, bet... Artūras Dolžnikovas. Bet rinktiniai irgi žaidė... Rinktiniai buvo vienas lyderių, nepriklausomai nuo to, ar žaidė nuo rungtynių pradžios ar kilo nuo suolo. Visada būdavo... Vėjo, visada būdavo judesio. Bet vyriukui 24. Arans Pacans, o čia klausimas. Iš esmės karjeros pradžiais gana vėlai atėjo. Aha. Į tą, sakykime, A lygos futbolą, bet iš tų jaunesnių, aš nežinau, galbūt klubai leidžia, pirmiausia, vėlgi akmuo į mano, pasak tavęs, mano mylimo Vilniaus Žalgirio daržą. Kas tai yra? 4-0 laimim. Čempionatas laimėtas. Jansonas žaidžia 5 minutės, nes reikia leisti kažkokius taip. Ne, gerai, nesakykim kažkokius tai... Tau Venslovaitė nepadarys vazektomiją, Nerijau. Puikius legionierius iš Serbijos leidžiamo. Tie mūsų vaikai tegul, jie pamiega po to, kaip prognozuotina, kad išeis kaip nors Matas Vareika su skandalais. Ar nebijai, kad Vilma Venslovaitė ne tave susiras? Ne, nebijau.
Gerai, tu drąsus. Bet darysiu viską, kad nerastų. Geriausias treneris jau minėjai, Gargždų Bangos strategas, nors mano nominacija skrieja į Kauno rajono Andriui Skerlai. Andriau, lieku su ta nuomonė, sezonas jums buvo puikus. Taip. Ir labiausiai vilčių nepateisinusi, nuvylusi, mes jau sakėm, tai yra Panevėžys. Ar pats dar turėtum kokią nors specialią Nerijaus Kesmino statulėlę? Tarkim, šio sezono highlightas, pats labiausiai įsiminęs A-lygos įvykis, be tos Dainavos muštynių, kas skandalai mūsų visą laiką patraukia, bet gal kažkoks kitoks, ar kilnus kažkieno poelgis, ar parama, ar kažkoks pasikeitimas klubuose, ar galų gale kažkokia pergalė, įvartis, va tavo A-lygos highlightas, Nerijaus Kesmino premija. Yra kam skrietų? Pirmas į galvą šovės įvykis iš šio sezono. Ar tu išsineši šitą veidą po sezono? Nelabai kas iššauna. Sakau, toks klampus sezonas, toks dumblas, kad ten ištraukti kažką, tai tokio iškilaus ten iš tikrųjų yra pakankamai, bent jau man. Aš nežinau, gal kiti. Tu matei visas rungtynes. Kiti mato. Tu tiek išsineši? Aš kantrus žmogus, bet ne iki tiek. Kai kurių peržiūrų nutraukdavau ir 30 minutę, ir po pirmo kelnio. Nes? Nes, galvoju, kokią Barceloną geriau kokią pasižiūrėti. Ai, nu jo, tau konkurenciją sudaro kitos lygos. Faktas, kad taip ir yra, mes apie jas irgi pasikalbėsim. Užtenka apie lygą, gal pakalbam iš tikrųjų apie Barceloną. UEFA čempionų lygą. Neinam dabar į Ispaniją, einam į tą jau masiškiausią, didžiausią, stipriausią pasaulio futbolo turnyrą. Turbūt čia diskusijų nėra. Noriu kalbėti apie Lisabono Sportingą ir apie Brestą. Aš norėčiau pakalbėti ir kas yra baisiausia, žinau, kol aš apsiginklavęs tais nusikalstamo pasaulio autoritetais, jie mane konsultuoja tuo futbolu ir aš apie tą patį Sportingą netgi išgirdau tokių dalykų. Ar tiesa, Nerijau, kad antrą vietą šiuo metu UEFA čempionų lygoje užimantis Sportingas, kuris turi 3 pergalės per 4 turus, ką tik neteko trenerio ir startavęs Sportingas Lisabonos Portugalijos lygoje 11 pergalių iš 11 pirmų rungtynių. Su įvarčių santykiu gal už 10 milijonų eurų pardavė trenerį Manchester United. Ir Sportingas po tokio starto lieka be savo pergalių architekto. Čia siaubas ir ar tai tiesa? Aš nežinau, ne tiek įsigilinęs į portugališką futbolą, bet kada Morimas yra treneris, kad jo lubas nėra Portugalija, tai faktas vėlgi. Dabar ar tai bus proveržio sezonas, jis eina į... Klausimas ir nesmegdo, bet ten tai yra tu eini į Manchester United, kur tau reikės pratintis prie naujos kultūros, prie naujos futbolo filosofijos, pratintis prie naujų futbolo verslo taisyklių. Tai yra, tu ateini į visiškai naują erdvę, į naują lygį vėlgi. Tai yra, kalbant apie patį futbolą. Su visą pagarbą Portugalijai, tai yra naujas, aukštesnis lygis ir klausimas dabar, ar reikės adaptacijos periodo. Jeigu reikės, kiek kantrybės turės Manchester United, nors čia, manau, kad... Jie 10 lemų žymoka, jie negali turėti, jie bent išpirka 10 lemų. Jie 12 metų nežino, ką reiškia laimėti kokį nors čempionatą. Tai tos kantrybės turėtų užtekti, manau, 12 laukia, dar 12 palauks. Tik tai tiek, kad klausimas... Ne, bet kuriuo atveju po Eriko Ten Hago Karolis Sikevičius būtų geras pasirinkimas. Oho, tai tas Hago visai nesiorientuoja situaciją. 10 milijonų už tavęs niekas neduos, nepyk, bet geriau tiesiog ta lenta, kur treneriai braižo žaidėjų judėjimą, yra geriau negu Ten Hagas, mano supratimu. LKL už mane... Nieko negadina, bent jau. LKL už mane 200 eurų nedavė, tu klausė, tu sakai, už mane 10 milijonų. Dabar mes turim tavęs gailėtis. Jeigu gali, aš manau, kad tu vis tiek esi gailestingo į Lietuvos futbolo seselį. Dabar Vaidas Čeponis ant bangos. Dabar jam reikia daugiau dėmesio. Tai ar Sportingas yra Lisabono Sportingas, ar tai yra labiausiai stebinanti komanda, atsižvelgiant į tai, kad jų tvarkaraštis gal nebuvo toks sudėtingas. O gal Brestas, kuris tikrai netikėtai su 2 pergalėm praeitą sezoną kovojo dėl išlikimo čempionų lygoje, ką pasakytų Nerijaus Kesmino pilvukas gurgintis. Brestas... 2, ne 3 pergalės, 3? 2 pas mane parašyta, o čia paprastai rašo žmonės šitus scenarijus, kur kaldosi biški. Aš galiu patikrinti. Jie su 10, čia man atrodo 3 ir lygiosios. Tai Brestas iš tikrųjų stebina, nes vėlgi tai yra komanda, kuri dabar Prancūzijos čempionate 11 turbūt. Lentelės vidury, bet vėlgi gal mes tą Prancūzijos čempionatą nuvertinam, nes ten tam pirmam 5 yra ir Monako, dar žiūrėkime į tai. Brestas 3 pergalės, vis dėlto nichuja nesigaudo. Tavo tie stogai, tu atsargiai su jais. Taip.
Realas, 2 pergalės, 2 pralaimėjimai, pergalės irgi sunkios, Mbappé kortą sako neina, Nerijus Kesminas nusivylęs. Tai Nerijus Kesminas jau prieš mėnesį tą sakė. Tu Mbappé esi ne fanas, čia švelniai pasakyti. Ne, nesu. Neprilimpa jis ten, kas ten nevyksta, kas ten ko jis nesusiklijuoja. Kažkaip asmenybė užaugo greičiau negu futbolininkas, o tai yra... O čia praplėsk mintį, čia jau labai, sakyčiau, mes nueinam į Konfucijų. Tai yra tiesiog žmogus veidrodį mato daug gražesnį personažą, negu mes matome žiūrėdami jį per televizorių. Tai yra... O gal ir piniginę mato labai didelę, kurie irgi kartais pakeičia sportą galvoje. Tai už 200 eurų į LKL įsneitų. Manau, kad taip. Paryžius nuvilia, žiauriai, 1 pergalė. Paryžius yra žemiausiai iš 4 Prancūzijos komandų. Tai ir tas nuvertinimas, gal mes sakom, ten jiems... Abiejose frontuose šikna. Ta čempionatą, tą nacionalinį čempionatą kaip 2 pirštus gali net nežaisti. Tai dabar kyla klausimas, ar taip iš tikrųjų bus visada, nors šį sezonas tarsi ir nieko kito nežada, bet čempionų lyga su nauju formatu rodo, kad ir kitos prancūzų komandos gali žaisti. Visos komandos, tai yra Brestas, Monako ir Lilis visi yra aukščiau už Paris Saint-Germain. Ir Paris Saint-Germain vienintelė komanda, kuri jau dabar taip pradeda turėti bėdų dėl to, kad reikia pradėti galvoti, ir mes tikrai ne 8 ar 24 pateksim, jeigu taip tęsis. O tai, kad Liverpoolis turi visas 4 pergalės. Labai, čia žemaitiškai ar suvalkietiškai? Čia žemaitiškai, Liverpoolis. O tai kaip? Liverpool, sakė. Liverpool. Okay. Tai, kad Liverpools turi 4 pergalės per tiek pats sužaistų rungtynių. Ar Liverpools darosi geresnė komanda dėl to tavo galvoje? Ir tai yra dominavimas jų ir Anglijoje. Man netikėta, nes iš tikrųjų aš maniau, kad bus Two Horses. Tai yra Manchester City, Arsenalas. Aš nieks negalvoja, kad po 3 turų iškris Rodri ir kad Manchester City turės didelių problemų, kad Arsenalas be kai kurių kertinių žaidėjų, ten be Odegaaro irgi yra tokia stipriai nebloga komanda, bet ne geniali, o Liverpoolis atėjo naujas treneris, kur vėlgi Klopo nebėra, buvo tas toks, o dabar tai bus. Ir nieko nebuvo, nes atėjo Arne Slotas, nusprendė nieko nekeis, pasižiūrėjo, tiesiog treniruotėjai sakė, gerai žaidžia, tegul žaidžia. Bet dabar tu man su ta žemaičių kalba sublūdinai ir žinok, aš tikrai prisiminiau, kad mes žaisdavom FIFA Šilutėj. 2K, sakau. Čia mažoji Lietuva. Čia ne žemaitija. Bet jie kalba žemaitiškai. Šilutė, Klaipėda. Aš iš geriau žinau. Jo. Ten negiliai tą jau žemaitišką, kur ten niek nesupranti. Kokia ten žemaitiška? Bet gana žemaičiuoja. Ir būtent ten jo ir sakydavo man draugelis. Ten tu Liverpoolį pasimk, žinai, aš pasimsiu ten Arsenalą. Tai va, tai iš ten. Arsenal. Ne, Arsenalą, pasiimsiu, tu pasim Liverpoolį. Tai iš ten atėjo, tikrai. UEFA čempionų lygo reikalai tokie, tuoj perėsim prie tautų lygos, dar galim labai trumpai perėti per pačius didžiausius Europos nacionalinius čempionatus, kur kas vyksta, kur kas tave šokiruoja, kur tu galų gale susmeigęs akis stebi, kas darosi su Barsa, Realu ir atvirkščiai. Tai Ispanijos lyga, La Liga, kaip paaiškėjo, ką tik man jausiai pasakė. Primera? Gerai. Taip. Ar ten yra kas tave, kas pritraukia tavo dėmesį, kas pakelia tavo antakį? Šiaip stebina Barsą iš tikrųjų, nes nemaniau, kad vaikų darželis gali aplašinėti patį Kylianą Mbappé. Taip, sakykime, 4-0, taip nekukliai gali. Kas yra vaikų darželis? La Masia, tai yra Barcelonos mokykla, kai iš pinigų neturėjimo tiesiog žaidžia dublerių komandą. Čia pala, įvesk į kontekstą, kaip jie pinigų kosim. Ne, pinigų jie neturi pagal Ispanijos La Lygoj. Yra galbūt griežčiausias finansinės taisyklės klubams taikomas visoje Europoje. Tai aš gerai suprantu, kad jie vieną sudėtį leidžia čempionų lygoje ir kitą La Lygoje? Jie vaikai žaidžia ir ten, nes jie kitų pasirinkimų neturi. Jie tiesiog pinigų jie turi, bet jų negali išleisti. Tai yra... O čia geras, o kokios yra lubos? Kokie limitai? Tai nėra limitai, iš esmės tai... Tas bendras principas, tai yra santykis subalansavimo išlaidų ir pajamų. Kad visi turėtų daugiau mažiau vieno, kažkas panašaus į salary capą, ne? Algų kepurę. Kažkas panašaus, tai nėra salary capas, bet taip, tai yra irgi.
tie proporciniai dalykai yra taikomi, kitokia forma ir europietiškas modelis, bet iš esmės taip, į salary capą tai yra labai panašu ir tiesiog jie dabar negali įsilidinėti žaidėjams, jie jų atsikratinėjo, tai yra tų labiau patyrusių, ten Ilkajus Gundoganas, dar kažkas. O dabar žaidžia Laminas Jamalis, jo klasiokai ir Robertas Lewandowskis, ar čia vaikas? Ir Bahuriukai iš paralelinių klasių. Lewandowskis yra išimtis, netaisyklė. O Inigo Martinezas pažiūrėjau 32 ir 33 netgi irgi tarp. Tai bet kiek tokių yra? Sakai, ant piršto. Inigo Martinezas irgi rotacijos žaidėjas, tai yra išsigydys traumas gynėjai ir jisai vėl bus nugrūstas ant suolo. Tai žaidžia dabar tik tai dėl to, kad nėra kam. Tai Barsa čempionai, kitaip nebus? Gali būti, kodėl. Jie pralaimėjo Osasunai, labai netikėtai. Jie pralaimėjo dabar Realui Sociedadui. Tai yra, tarsi ir viską laimi, muša po 6, bet gali 5 kartus įmušti po 6, gauni 1 ir tai yra, bet kuriuo atveju, tie patys 3 taškai įvarčių skirtumą ten nelabai pažiūrė. Dabar tu man paaiškink, aš nuėjau į Ispanijos lygos puslapį, La Liga EA Sports, čia yra aukščiausias čempionatas, ne? La Liga Hyper Motion, čia yra antras divizionas jau, ne? Ar ne? Turbūt. Ten pirmauja Racing Club. Tautoje tai vadinama Segunda, aš nežinau, kaip ten jie vadinasi oficialiai. Hyper Motion turbūt irgi koks nors yra rėmėjo pavadinimas. Antra lyga čia bus, aišku, jo, su rėmėjų prieš akį, bet dabar pažiūrėjau Malagą, čia visiškai trumpai ir apie tai net neįsiplėsim, 10 vietoje, paskutinė vieta, 2 lygoj, buvau Malagoje, kaip tik dabar per atostogas nuvažiavę, žinai, ir gyveno visai šalia Malagos stadiono, Malagos klubo stadiono, fantastinis stadionas, toks didžiulis, atrodo, kokia infrastruktūra, žinai, ir aš galvoju, čia jie turbūt Ispanijos čempionato kažkokia, tai turbūt labai rimta didelė komanda. Aš pasižiūriu, jie paskutiniai antroji lygoje. Prie tavo Malagos neparašyta raidelė B, neparašyta? Čia neparašyta niekas, yra turnyro lentelė ir tiesiog nurodyta, kad tai yra antros lygos komanda. Ok, dabar aš... Bet iš principo, žinai, mintis tokia, kad tokia infrastruktūra, kad antros lygos paskutinė komanda žaidžia tokiam stadione, kuris pas mus turbūt už nacionalinį stadioną būtų kokius 3 kart didesnis. Aš taip spėlioju iš išvaizdos. Kas tave stebina? Lygis, tiesiog skirtumai pasaulio, žinai, tiesiog trumpas nukrypimas. Italija, Nerutė, Serija A. Kas ten vyksta, į ką žiūrovas turi atkreipdėmėsi ir ko geriau nematyti? Ten dabar, jeigu neklystu, tarp 1 ir 6 vietos yra 2 taškai. Tarp 1 ir 6. Ko ten nematyti, ten reikia žiūrėti. Viską reikia žiūrėti. Ten gerai, ne? Jų yra 6 su 23, man atrodo, Napolis su 25 1. Galiu klysti, aišku, bet taip iš atminties tiesiog. Čia, kad tai pažiūrėsim, pasakysiu tiksliau. Taip ir yra, jo. Tai gerai, tai aš gal pasakysiu, nes tu gali būti, kad nesigirdi, žinok. Taip, Napolis pirmas, tu mintinai tos dalykus, žinai, ir tai dar vienas įrodymas, kodėl tu esi Nerijus Kespinas. Napolis pirmas, Atalanta antra, Fiorentina, Milano, Interas, Į Atalantą taip nepagarbiai, tai yra Čempionų lygos komanda, irgi ten renkantį taškus. Ne, aš labai noriu, kad žmonės suprastų, kad tai nėra dainininkė Atlanta, tai labai aiškiai ištariu, kad yra Atalanta. Ir jie dalinasi, 5 komandos dalinasi antrą vietą. Įspūdingas čempionatas, tu teisus. Kas jį laimės, Nerijau? Pas juos taip, žaidžia 22 žmonės laimi Interas, turbūt taip ir bus, bet mane žavi Napoli gimimas. Po 12 rungtynių Napolis pirmas, su 26 taškais. Interui nepralošė savaitgalį išvykinės rungtynėse, tai yra ten lygiosios, nors aš galvoju, kad Interas jau dabar turėtų pradėti kažkaip tai rodyti, kas yra kas, bet bent jau kol kas nerodo, tai yra ten labai įdomu, ten netikėtai geras Lazio, mano supratimu, lyginant su praėjusiais keliais sezonais atgimęs Juventus, tas pats. Interas ta pati Atalanta, kuri visada kažkur aukštai. Bet tai man pasakyk geriau, nuo kada, nes mano vaikystėje AC Milanas buvo labai gera komanda, nuo kada jie 7? Kas čia yra atsitikę? Tavo vaikystėje turbūt ir Roma buvo nebloga komanda, pažiūrėk, kur jie dabar. Romos aš neimdavau ant FIFOs niekada, kai žaisdavau. O Milaną aš paimdavau. Čia kriterijus toks. Ir AC Milanas dar turėjo, ar nežaidė AC Milane Ronaldinho niekada? Žaidė, tai aš tokius dar dalykus prisimenu. Vaikelį. Gerai, pakalbėkim apie anglus. Anglai visada yra tavo širdyje, anglų futbolas yra tavo mylimas, tu pats esi britiško humoro šalininkas, nepabijokim to žodžio, ar ne? Mėgstu. Ir svarų tikrai dar turi kaip tikras, turtingas Lietuvos senjoras pasidėjęs. Nes svaras, kaip sakyti, nekrenta. Taip? Ne.
Premier lyga, Anglija. Kokios tavo įžvalgos apie tai? Staigmena yra Liverpoolis. Ten tai, kas atsiskleidė, jau sakau, kai kurie, tai yra nei Arsenalo, nei Manchester City suolas nėra toks, kad ten gali nežaisti 5 pagrindiniai žmonės ir bus taip pat, nebus taip pat, paaiškėjo, kad ir vieni ir kiti klupinėja stringai ir tas Liverpoolio pranašumas yra 5 taškai, ne? Taip, 28 prieš 23. Ir turbūt 9 prieš 3 vietą. Tai yra Liverpoolis yra vienintelė stabili komanda ir čia aš sakyčiau bravo Arne Slotui vien dėl to, kad jeigu kažkas veikia, variklis veikia, nereikia jo išrinkinėti. Tegul veikia. Jis turbūt veikia taip pat, kaip veikia praėjusį sezoną, bet atsiradus problemų City stovykloje, atsiradus Arsenalo problemų, paaiškėja, kad sąlygom šiek tiek pasikeitus, tu gali bandyti kapotis dėl čempiono. Dabartinėse pozicijose mes jau taip artėjame prie Boxing Day'us, tai yra ten, kai iš esmės ne tai, kad galutinai sudėlioja viskas į lentynas, bet tai yra svarbus laikotarpis, artėjant prie Boxing Day'us, Liverpoolis turi labai geras pozicijas, tai yra jie gali ten netgi kažką prarasti. Kas yra Boxing Day'us? Jie ten žaidžia 2 kartus per dieną. Ne visai taip, bet tai yra šventinis periodas. Boxing Day yra antra kalėdų diena, kai jie išpakoja dovanas. Tai yra formaliai. Ir žaidžia. Laikotarpis tarp aplink kalėdas ir naujus metus, kai jie žaidžia daug ir intensyviai, netgi sausio 1 ten žaidžia, tokia tradicija. Tai yra, vadinama tiesiog tas periodas, vadinamas futboliais, vadinamas Boxing Day. Geras. Šiaip tai 2 dalykai, kuriuos noriu pastebėti. Vienas tai yra unikalu, kaip tu atsimeni mintinai skaičius, nes tu prieš save neturi jokios lentelės, kad Liverpoolis pirmauja prieš 2 vietą 5, prieš 3 ir 4 9. O kitas dalykas, mes jau šiek tiek užsiminėm, Manchester United pasiema Lisabono Sportingo trenerį, už 10 lemų nusipirka, dar vėl nežino, kiek jie mokės. Jie yra 13 vietoje, bando gelbėti sezoną, bet šiaip realiai, vėl aš perkeliu krepšinį. Kai krepšinyje pasikeičia treneriai, tai labai dažnai, sakyčiau, netgi 8 kartus iš 10 yra pergalių serija. Taip yra krepšinėje. Labai ir praeito sezono pavyzdžius paimtų, dažnai matai, kad atėjo naujas treneris ir jis kaip gesintuvas tas visas, sakykime, blogas emocijas užgesina ir pakelia komandą bent jau, kad ir trumpam etapui, trumpai distancijai į pergalių kelią. Ar įmanoma atėjus bičiui, va taip futbole pamojuot burtų lasdelę, kad Manchester United kiltų iš 13 vietos? Matai, čia yra interimas, tai yra tas pereinamasis periodas, tai nebus naujas emocijų pliūpsnis, nes 2 rungtynės po Ten Hago atleidimo vadovavo Rudas Van Nistelrooyus. O, šitą žinau. Ir jie, tu jį žinai. Rudas Van Nistelrooyus. Ir jie turėjo neįtikėtiną 2 pergalių seriją. Manchester United jau kokius 7 metus 2 pergalių serija yra neįtikėtinai sėkmingas laikotarpis. Taip yra. Ir sezonui jie negelbės, jiem reikia kažkaip tai sugalvoti, kaip padaryti, kad Manchester United vėl būtų Manchester United po 3-4 metų. Tai yra čia Amorimo atėjimas, aš taip suprantu, kaip ir Ten Hago atėjimas prieš tai yra taip fokusuojamas į tai, kad tai turėtų būti ilgalaikis projektas ir tai nebus, šiemet imam Čempionų lygą, taip nebus ir jie turbūt nepaims. Bet Amarimo galėtų imtis, pavyzdžiui, kokių nors metodų, tarkim, toks yra ispanų... Aplink stadioną Žaselę? Ne, yra toks ispanų treneris Pepas Clotet. Ir jisai treniruoja Triestinos komandą Italijoje ir Italijoje žaidė iki šiol nesėkmingai toks vienas Latvijos rinktinės lyderis Raimondas Krolis. Ir Pepas Klotė labai aiškiai išlydėjo jį iš komandos, aš tau net galiu parodyti, vat su tokiais metodais aš manau, kad tikrai galima nemažai pasiekti treniruojant komandas. Štai, vat eina žaidėjas, ką tik gavęs raudoną kortelę, prieina prie jo treneris ir tiesiog draugiškai pasako, ką jis apie jį galvoja. Jisai nenori, aišku, labai įžūliai tą pasakyti, bet jis kaip ir davė suprast savo auklėtiniui, kad ne viskas buvo gerai. Kūno kalba. Kūno kalba, taip, neverbališkai. Tiksliau gal net ir labai čia neverbališkai. Tai žodžiu, kaip tu galvoji, tokie metodai, vat, kaip šito trenerio, ko pasibaigtų rimtam čempionate, ne 3 Italijos lygoje? Kaip, pavyzdžiui, Premier lygoje, savigerbiančioje, La lygoje. Tai, kad nėra Triestinos jokioje savigerbiančioje lygoje. Ne, bet sakau, ar tai būtų įmanoma aukštam lygiai, tokie veiksmai prieš žaidėjai? Jeigu nėra, reiškia neįmanoma.
Nu, bet čia sako, čia yra Latvijos rinktinės lyderis, tai jis gal nėra toks, arba vienas lyderių, čia gal nėra toks dugnas. Netgi Mourinho taip nesielgia, tai aukštam lygiai, tai yra, jis dėl to Triestiną ir treniruoja. Aš pamačiau šitą veiksmą ir aš bandžiau prisiminti vėl krepšinėje smurto protrukius, nu prisiminiau gal ten šiek tiek toks Dušanas Duško Vujoševičius toks treneris buvo, tai va, jisai kažkada yra iš lentelės per galvą dėjęs, atsimenu, per minutės pertraukėlę, Eurolygoje savo auklėtinių, Partizanė. Partizanė gal galima? Jo, tada mačiau Trinkierį ten truputį pastumdės Mailagičio Eurolygoje. Nu, čia neseniai buvo. Futbolė atsimeni trenerių protrukių dar per savo ilgą, žilą karjerą. Ne, tai jų yra buvę, bet... Kažkas gal nušovė yra Marijampolį. Ai, tu apie Vacį Lekevičių? Aišku, kad yra buvę ir ne vienas. Gali va tokią kompiliaciją. Visi šliopkiam ten, kur užsivijo kažkada teisėja, ne? Tai taip, yra išskirtinių asmenybių. Aš galvoju, kad čia Latvijas, šiaip gana vyriškai, stoiškai atstovėjus, ten treneris jį tampo kaip skudra. Bet man būtų sunku įsivaizduoti, tarkim, kokį nors Panevėžio vietinį veikėją, kurį koks nors, tarkim, tenai svečių šalių strategas taip patampytų. Aš manau, kad galimai tam treneriui būtų pasiūlyta, gal net ne klubo vadovybės, o pačių žaidėjų, ar net to vieno žaidėjo, kad gal kažkaip treneri pabandykit pasirūpins savo ir savo šeimos saugumu dabar. Nemanai? Psichologas galėtų padėti. Mhm. Ne, iš tikrųjų, tai tokiose situacijose bet kuris treneris turi vis tiek rinktis pusę. Arba tai yra žaidėjo, arba žaidėjų. Jeigu, tarkim, komanda vieninga arba trenerio, nes tokie, jie negali praeiti, be nieko, be jokių pasiekmių. Gerai, Nerijau, šiaip tai, žinai, aš pagalvojau, gal truputėlį atvėskimės, įneškim šiek tiek tokios gyvybės, sužaiskim žaidimą. Aš noriu... Monotonijos, kaip sakydavo tavo, ten ne rajono, ten Kauno meras. Jo? Gali būti. Jisai sakydavo viską, net jo valstybiniai numeriai, pavyzdžiui, sako BBD ir mums to užtenka. Ne, tai čia senas meras, čia ne šitas. Jis tu apie Andrių Kupčinską kalbėjo? Dar senesnis. Nes Vytautas Šustauskas sakydavo, Bibeždėjau, nahui. Bet čia, ar tu jau nepašau? O tai jo taksi numeris toks pat buvo ten? Gali būti. Ir tau, kaip futbolo eksperto, aš iš karto turiu tokį mini testą. Aš tau pasakysiu žaidėją ir patikrinsim, kiek tu gali daug klubų išvardinti, kuriuose jis yra žaidęs, tas žaidėjas. Ir sutarėm taip, Nerijau, jeigu tu atsakai bent trečdalį komandų, kur žaidė, aš jau užskaitau. O ten jie po 18 visi? Šitą figa čia pridaryta. Taigi, pirmas žaidėjas yra Mohamedas Salah, klubai, kuriuose jis yra žaidęs. Važiuojam. Chelsea, Roma, Liverpoolis, kiek iš viso ten klubų pusė? Roma, Liverpoolis, dar tau trūksta, šiaip tai jisai vis keisdavosi ir Chelsea yra žaidęs per kelis kartus. Iš Chelsea išvyko į vieną komandą, tai yra, tai vis tiek nepasakysi, į Fiorentiną. Ane? Paskui jisai iš Fiorentinos grįžo į Chelsea, tada iš Chelsea į Romą, iš Romos į Chelsea, iš Chelsea į Romą, iš Romos į Liverpoolį, ką tu irgi paminėjai. Bravo, užskaitau, rašau tau 10. Antras žaidėjas, kurį turi pasakyti, kur žaidė, Bruno Fernandes. Fernandešas iš Benficos atėjo į MU. O iki Benficos aš net nežinau, kas ten žaidė, kokie nors galėjo būti, Aštorilai arba... O iš Benficos ar iš Lisabono Sportingo? Ops. Kaip tu galvoji, Nerijau? Nes aš dabar turėdamas šitą lapą rankose jaučiuosi pranašesnis net šiek tiek. Protingesnis? Taip, tai yra paskutinis jo pokytis iš Sportingo į United. Prieš tai neprisiminsi, ką šitas veikėjas darė. Portugališki klubai turėjo būti ir tie mažesnio kalibro. Aš tau sakysiu itališkus klubus, o tu pabaig. Novara? Ra. Gerai. Dinezė, Čia gali Sampdorijos Salinės. Dorija. Ir viskas. Okay. Tai žinok, šito neužskaitau aš tau. Tai gerai, ne, aš itališko jo net neatsimenu. Toliau važiuojam, Nerijau. Ojojoj, čia yra mano mylimas žaidėjas ir karjeros vis dar nebaigęs, aš tikiuosi. Luka Modrič. Jisai po 17-mečių komandos, tai yra dublerių Dinamo Zagrebo, patraukė į didžiąją komandą, į Zagrebo Dinamo savo, ne? Ir po Zagrebo Dinamo jis nuvarė į... Tokia abejotinos vertės Madrido Realą. Ne, juokauju, į dar didesnį klubą. Į Mostar. Žinotum tokį? Mostarė jisai žaidė Bosnijoje, taip, ir jisai sakė, kad jeigu gali išgyventi šitam čempionatį, išgyvensi bet kur. Taip, po Mostaro į Dinamą
Ir tada po Dinamo jisai nuėjo kur? 25, dar viena Kroatijos komanda, kuris žaidė? Dar viena Kroatijos komanda? Zaprešico. Tai Zaprešič taip ir vadinasi turbūt. Inter. Inter Zaprešič taip. Gerai, mano mėgstamiausias Barcelonos žaidėjas, nes žinau jį vienintelį, bet tau reikia pasakyti, kuris žaidė prieš Barsą ir padarom taip, išvardink 4 komandos iki Barcelonos ir aš tave tituluoju genijum. Robertas Lewandowskis. Nu tai Dortmundo Borussia, Müncheno Bayernas, tai yra aišku, o Lenkijoje jisai žaidė... Ir iš kur jis atvyko į Dortmundo Borussiją? O, tuoj palauk, pabandysiu prisiminti. Tai buvo 2011 metai. Žinau. Nežinai? Ne, klubą bandau Poznanė galėjo būti. Tai yra Poznanės Lechas. Ar Lecho Poznanė, kaip čia gaunasi? Ne, Poznanis Lechas. Tai aš tiesiog pavadinimą nepasakiau. Užskaitom, bravo, paploja žmonės prie televizijų ir kompiuterio ekranų, taip pat ir prie planšečių, prie telefonų ne. Paskutinis žmogus, kurį tau reikia pasakyti, jo karjeros kelius, tai yra tavo mėgstamiausias Portugalijos visų laikų futbolininkas Cristiano Ronaldo. Tavo šitas tai tikrai iš Lisabono Sportingo? Ok, bet pradėkim nuo to, kur buvo, žinai, iš antro galo smagiau. Al Nasras. Al Nasras dabar yra jo komanda. Iš kokios komandos jisai atvyko į Al Nasrą? Tai iš jų? Tiesą sakant, iš jokios jisai buvo padaręs pertrauką, kurį laiką. Bet tai yra Manchester United. O kas buvo prieš Manchester United? Tai Realas? Nu, dabar aš manau, kad yra futbolas. Juve buvo, ja. Kurie nušvilpė tave. Prieš Juve buvo kas? Tai Realas. Prieš Realą buvo kas? MU. Ir prieš MU buvo kas? Lisabono Sporting. Ponios ir ponai, Nerijus Kespinas, paplojame visi vieningai, studijoje susirinkė žiūrovai. Nu, va, toks, sakyčiau, žaibas trenkės šitas žaidimas tau ir tikrai solidžiai pasirodė, sveikinu tave. Apie žaibą šnekant, girdėjai, koks siaubingas nutikimas Peru prieš gerą savaitę įvyko? Girdėjau. Čia kažkas iš tikrųjų yra katastrofinio. Vaizdais sukrečiantis. Tiesą sakant, pats kažkodėl prisiverčiau pasižiūrėti tą video, kaip teisėjas žaibuojant nusprendžia nutraukti rungtynes, bet žaidėjai lėtai palieka futbolo aikštę, neskubėdami oriai ir tada pyst. Ir tiesiai į vieną iš futbolininkų trenkė žaibas, šalia jo eina vartininkas, kuris... Medžių stadione nėra, kurie galėtų prisidėti. Kartais būna, bet ne ta prasme. Jo, čia dar galėsim apie tai irgi pakalbėti, bet tenai situacija tokia. Ir aš tiesą sakant, pirmą kartą mačiau savo akim, kaip atrodo žaibo smūgis. Ir tai nutiko futbole, tai nutiko ką tik. Ir kaip atrodo žaibo smūgis į žmonės. Net ir tie, kurie buvo gerokai atokiau, tas, į kurį trenkė tiesiai, tai anapilin iš karto iškeliavo. O kiti... kaip medžiai. Tik ir viskas. Tai viskas yra tik tai tam vienam, kiti atsigavo, o šalia dar buvęs vartininkas sako, kad yra kritinės būklės, yra ligoniniai. Siaubingas dalykas, bet Nerijau, aš gal žinai iš kitos pusės galvoju apie šitą istoriją. Teisėjas rungtynės nutraukė, bet ar apskritai futbolas, ką dabar Peru jau aiškinasi, gali vykti tokiomis sąlygomis, kai žaibuoja? Ar tai neturėtų būti kažkur tai reglamentuota, kad tai yra viskas griežtai baigėsi rungtynės. Tai nėra kaip reglamentuoti. Net nėra ko laukti. Orų prognozės gi mato visi. Sprendimą priima teisėjas. Tai yra, kitų variantų nėra, kaip kuo tu išmatuosi tą tikimybę, kad dabar knistel žaibas į tave. Ar į tavo ten šalia stovinti draugą. Viskas yra pakankamai aiškiai reglamentuota, tai yra sprendimą priima teisėjas, jeigu jis mato. Yra buvę tų atvejų, kai Europos čempionate praėjusiam buvo nutrauktos rungtynės, pristabdytos. Bet ten buvo nutrauktos dėl nesuvokiamo lietaus. Tai, sakėkim, gyvybė pavojus ten negrėsė niekam, žinai. Kur lietus, ten gali būti ir žaibas. Jo. Turbūt tai nėra pirmas atvejis, nesiknaisiosim po tą praeitį, kiek ten daug tokių dalykų yra buvę ir kas dar baisesnio yra atsitikę. Bet čia tas labiau Pietų Amerikai būdingas reiškinys. Vėl ta žaibų koncentracija aš ten, kadangi esu devoted protmūšių žaidėjas, tai tų klausimų buvo žemėlapis netgi kažkada. Tai yra arčiau ašigalių, žaibas netrenkia iš vis, tai yra labai konkrečios ilgumos platumos, kur ta žaibavimo koncentracija yra didesnė ir kur tikimybė gauti žaibą yra didesnė. Klausyk, gal tu linksmesnio kažką turi, nes mes čia žinok, ir taip tą laidą jau bankrot. Mes dar apie Lietuvos futbolą nekalbėjom. Nu tai dar pralinksmėsit, brangų žiūrovai. Daug kažkas smagiau tikrai pagerinam nuotaiką, nes jau čia grūzą gaudom.
Nu, Pažaist nori? aišku. Turi? Show me what you got. Palikio Ačkariko. Aš kaip tik dabar gavau tavo žinutę, atsiverčiu, Aha. matau, kad čia prisiuntęs kažkokią nesąmonę. Kas čia yra? Mamase? Ką čia man daryti? Tau reikia pasakyti, kurie čia užsienio agentai pasislėpia po šitai sakiniai. Kas čia yra pakeista? Jiem nuimti plaukai ir uždėti akiniai? Aha. Žinok, tu man realiai uždėk plaukus ir nuimk akinius, aš vis tiek nepasakysiu. Tam aš ir esu čia, kad tau pahintinčiau kažkaip. Gerai, žiūrėk, pats pirmas, ar ne? Ar tai yra Frankas Ribery? Ne. Ar Janas Robenas? Ne. Tai dabar žaidžiantis futbolininkas? Ai, tai tau reikėjo sakyti, tai duok hintų. Tai šiaip jis visą savo karjerą žaidė vienam klube, Ne tokios užuominos. o legionieriaus karjerą pradėjo tik tai šiemet. Aha, nu tai viskas aišku. Ar tai yra Ribery? Aš praėjusią sezoną. Ribery žaidė Turkijoje, Marselį, Bayernė, kur tik. Gerai, tai jisai praeitą sezoną atėjo į naują komandą. Duok man šalį, aš nepasakysiu, Nerijau. Gerai, duodu tau Bayerną. Nesvarbu man. Tai Jisai kokios šalies žaidėjas yra? Vokietijos futbolininkas? Ne, legionierius. Iš? Ai, šalį pasakyk. Pasakyk, aš tikrai, man tie dantys nieko nesakė. Anglija. Ai, tai čia Harry Kane'as. Aš dabar tik prisiminiau. Bet blemba plaukus uždėtum, man ne. Toliau važiuojam. Šitam bare pila tik tai pieniškus kokteilius kol kas. Kažkoks milkas. Ne. Aha. Kas yra pieniški kokteiliai? Nealkoholiniai. White'as, milkas, nealkoholinis. Ne, paprašiau, pažiūrėk. Žmogui metų per mažai, kad jam įpiltų alkoholio. Jis jaunas, Jamalis, tai yra Barcelona. Tai yra Jamalis. Blemba, kaip gerai atrodytų plikas, ne? Ok. Taip, šitas veikėjas. Nu, kažką apie jį pasakyk daugiau. O pala. Šitas į Jimmy Somerville panašus, bet Raižas. Kaip siaubingai atrodo, čia jisai vis dar žaidžia. Ne? Čia visi jie žaidžiantys. Visi žaidžiantys žaidėjai. Ar šitas žmogus žaidžia, kur jis žaidžia, pasakyk man? Kokia rinktinė? Marškinėlius pažiūrėk. Manchester City? Aha. O rinktinės marškinėliai raudoni. Raudoni. Tai galėtų būti tas pats Lenkas. Tas pats... Baltai labiau. Lietuviai turi raudonus marškinėlius. Bent jau ledo ritulį tai tikrai. Apie pirmą aprangą kalbam. Namų aprangą. Aha. Čia Manchester City ir raudona. Ispanas? Ne. Belgas? Belgai ne. Belgas. Belgas tai yra. Lukaku. Panašus. Liuvavų, Kabaro. Ne. Ne, Raižas Belgas. Tai Raižas Belgas. Vliama, čia tas nemakelelė, bet kaip jisai. Nu, ta darna pavardė. Kur daug primušęs, ne? Ne, tas Rumūnas daug primušęs, ne Belgas. O belgų lyderis daug pirmą raidę. Norvegas, bet tegul būna Rumūnas. Pirmą raidę, duok man. Pavardė prasideda iš priešdėlio D. De jure de facto. De jubre, kažkaip taip. De ubre. De Jongas. Neatsimenu, seniai. De Brionė. Aš bandau prisiminti, kaip tu sakydavai, tu greitai labai pavardės. De Brionė. Taip. Šiaip apie šitą tu man uždavinėjai šiaip klausimą, kai žaidžiau aš. Ok. Iš aprangos tai Chelsea, ne? Ne. Ne? Čia yra prancūzas? Ne. Sakyk kažką. Apranga turėtų būti kaip Jamalio, tokia pati. Ai, tai yra Ispanijos futbolininkas. Netgi... Ar Barcelonos? Katalonijos ir netgi Barcelonos. Barcelonos futbolininkas. Ir tai yra Ispanijos rinktinės žaidėjas? Ne. Rinktinės, bet ne Ispanijos. Kokia rinktinė jo yra? Man aš jau neužteks vardinti klubų ten. Žiūrėk, patikrinam, kaip tu atsimeni, ko pats ką tik klausai. No. Jisai žaidė Borusijoje, Bayerne, dabar žaidžia Barcelonai. Pirmas klubas iš Poznanės. Čia Lewandowskis yra? O, vaikinė, blemba kaip keičiasi viskas. Man neužtenka lūpyčių, žinok, šitų. Ir apatinis koksai čia yra? Nu, nuo Barcelonos prie Realo, tai va, drastiškai. Mbappé. Nepanašu į varlę. Kodėl nepanašu? Todėl, kad panašu į kitą žaidėją. Ar jisai žaidžia Prancūzijos futbolo rinktinėje? Ne, jisai žaidžia kitoje rinktinėje, Realia žaidžia 5 numeriu.
Wow. Ačiū už pagalbą. 5 numeris. Taip. Duok užuominą. Rinktinėje jisai žaidžia su pirmu tavo personažu iš šito testo. Kartu. O pirmas yra Keinas, tai čia yra anglas, ane? Ir man neįsivaizduoju, seniai, net nežinau, ko paklausti. Man net pozicija nepadėtų. Anglas realiai yra vienas. Vienas anglas. Tai yra... Ir tai nėra Thibaut Courtois. Taip, tai yra, palauk. Ten yra puolėjas geras jau, ne? Kažkoks. Nu. Saugas? Saugas. Daug kažką dar. Vardas biblijinis. Biblijinis, tai taip, Juozas, Mozė, nėra tokio, ne? Labai, labai rimtas blogietis Biblijos yra. Poncijus? Žmogus, kuris pinigėlį mėgo, taip sako. Judas, nežinau, seniai. Judas. Salingeris. Judas. Ne, Jeromas Salingeris yra rašytojas, kuris parašė Rūgiuose prie bedugnės. Čia yra kas kita. No, Judas, nežinau. Belinkiamas. Vis tiek nežinau. Dabar jau žinai. Ir vėl nežinai. Gerai, gal pasigaidinkim dabar jau dviesi. Kad jau tu mane taip, aš dabar tave kitaip. Vis dėlto reikia pripažinti, kad mes su tavim turim ir laidoje šiek tiek lenktynės, šiokias tokias. Ir mes spėliojam Tautų lygos rezultatus, kurių toje spėlionėje kol kas sužaidus jau 4 susitikimus visoms komandoms, visose divizionuose, visose grupėse, aš prieš tave pirmauju 37-35. Ką tu į tai? Gėda man. Perskaičiuojam balsus. Perskaičiuojam. Tai galim pažiūrėti, kas tau nutiko taip, kad aš tave praeitą savaitę taip sėkmingai padariau. Ir viską, tiksliau praeitą mėnesį, ir viską lėmė iš tikrųjų vienerios rungtynės, kur tu prognozavai, kur tiksliau aš tiksliai pataikiau rungtynių rezultatą, sakydamas, kad prancūzai nugalės belgus 2-1, tu čia prognozavai 1-0. Aišku, čia mažytė smulkmena. Galim pažiūrėti, kas Tautų lygoje mus labiausiai nustebino, kur mes abudu nepataikėm. Kad aš nepataikiau nieko nuostabaus, kad tu nepataikei, kažkas gal antakį ir pakels. Pavyzdžiui, netikėtai, belgai ir italai sužaidė lygiosiomis, aš sakiau, kad laimės belgai, tu sakai, kad laimės italai, toks aukso viduriukas ir atsitiko. Čia staigmena? Ne. Atsakiau už tave. Šveicarai su danais, tu sakei, kad laimės šveicarai 2-1, aš prognozavau danų pergalę 2-0, lygiosios. Tai ten, kur mūsų išsiskiria, ten lygiosios. Staigmena? Ne. Ir tu suklydai siaubingiausiai ir tau Tauta tikrai už tai dovanos, dėl to, kad tu prognozavai, kad Lietuva su Kosovu sužais lygiosiamis, aš buvau teisus, sakydamas, kad Lietuva praloš, Lietuva gavo 2-1, aš sakiau, kad gausi 1-0, rezultatą aš pataikiau, skirtumą aš pataikiau, bet faktas lieka toks pat. Tai gal apie Lietuvą ir apsistojam. Lietuva gavo praeitoj čempionų lygos stoteliai nuo Kosovo, nuo rumunų. Prieš tai pralošė dar kartą rumunam. Kipras mus irgi atbeldė, apie kurį tu esi pasisakęs šioje laidoje. Gal nori pakartoti dar apie Kiprą tą patį? Užteks, ar ne? Ne, tą patį manau, bet tai. Taip. Tai Lietuva 4 rungtynės 0 taškų, Nerijau. Ar tokioje grupėje, kurioje turim Kiprą, Kosovas jau rimčiau, Rumunija, ar tai yra katastrofa? Kosovas ir Rumunija yra rimtai. Taip, ar tai yra katastrofa? Katastrofa būtų, jeigu mes iškristume į... Ten netgi Gibraltaro nebebus, nes panašu, kad Gibraltaro... O gal ir bus, jie pereinamąsią žais. Bet į tą kompaniją kažkaip 2 metams įstrikti ten, nežinau, nenoriu. Tai žiūrėk, tai mes dabar turėsim gerą progą. Šią savaitę lietuviai žaidžia su Kipru, kitos savaitės pradžioje laukia rungtynės su Kosovu. Abejos rungtynės išvykoje, tai mes namuose nuo abiejų prasileidom. Nuo abiejų, nors gerai pamenu tavo žodžius prieš rungtynės su Kipru namuose, kad, jau čia klausykit, jau čia jokių autobusų, čia nieko nereikia. Tai aš ir su Kosovu sakiau, kad mes negausim. Tai va, tai yra kitaip. Tai paliekam pabaigai, ne prognozės. Atsiprašau, Kosovo. Yeah. Paliekam pabaigai.
Pakalbėkim, prieš tai greit suprognozuojam kelias įdomesnės tautų lygos rungtynes, kurios taip pat vyks, o pabaigai pasiliekam Lietuvą. Tai pradedam nuo aukščiausio diviziono, laukia Belgijos ir Italijos rungtynės, belgai grupėje 3, italai grupės lyderiai, kokia tavo prognozė? Čia yra toks all-in belgams, jeigu jie nelaimi, jie ramiai sau gali tą 6 turą, ką norite daryti šiaip iš esmės. Italams taškas, jo visiškai užtenka, kad jie užtikrintų atkrintamasias. Dabar jau spėjom iš karto? Jo. Ai, tai tada sakau, kad italai padarys tai, ką reikia 1-1. Lygiosius tavo, ne? O aš kažkaip, žinok, dedu italų, kurie šiaip puikiai atrodo. Italai ir prancūzus 3-1 nukalė. Tai aš imu italų čia pergalę 2-1 ir tikiuosi tave netikėtai čia įveikti. Toliau imam škotai prieš kroatus. Kroatai antri grupėje su 7 taškais. Škotai su 1 tašku grupėje velkasi dugne. Mano prognozija, vien dėl to, kaip skiriasi kol kas vaizdelis, 2-0 išvykai, kroatai paima ir atbeldžia škotus. Ką tu į tai? Aš tai irgi sakau, kad laimės kroatai, bet dėl kitų dalykų tai yra tiesiog motyvacinis momentas škotams, beveik nei šilta, nei šalta. Bet tai gal savigarba kažkokia škotiška? Savigarba jie visi turi, aišku, bet prieš tą patį savo žiūrovą? Kroatija šiaip objektyviai truputį stipresnė komanda, manau, kad 2 gal neįmuš, bet 1-0 jie pasiims. Gerai, grupės lyderiai ispanai prieš danus, pirmos rungtynės Ispanijoje, ispanai iškovojo sunkią pergalę 1-0, dabar viskas keliasi į Daniją. Kokia tavo prognozytė, Nerutį Mažutį, Populiuk? Čia yra tik 2 komandos, kuriuoms jau dabar vis tiek pat, tai yra Ispanija ir Vokietija, ir šiuo atveju aš taip sakau, kad irgi motyvaciniai dalykai ir taip gal nuskambėjo šiek tiek netikėtai, bet mes danai 1-0. Geras, nes šiaip ispanai kala golus ir kala sėkmingai ir triuškina ne vieną komandą. 2-0, čia mano ispanai, manau, kad nugalėtojas jau kaip ir paaiškėjo mūsų lenktynėse. Labai ačiū, Nerijau, kad taip paprastai ir pasiduodi tokiem kaip aš. Gerai, aš... Portugalai su Lenkais. Portugalija grupės lyderiai, Lenkai įvarčius muša, bet praleidžia daugiau. Lenkijoje Portugalai laimėjo 3-1. Taip ir bus, įmuš, bet praleis daugiau, 2-1 Portugalija. 2-1 Portugalija. Ich pasilikau 2-0, galvoju dar kartą tokį užtikrintą Portugalijos laimėjimą. Italai, prancūzai. Prancūzai turi įsižeidimo nemažai. Prancūzijoje, italai juos atkočiojo 3-1. Kaip prancūzui, žinant prancūzišką visą, čia mes geriausi pasauly, tu nelysk kaip į manęs. Tai jiems tikrai turėtų būti baisinis smūgis suduotas. Ar gali būti taip, kad italai dar kartą kaltų bankę prancūzam? Kadangi belgai su italai sužais lygiosiam, jie sužais lygiosiam, tai čia visiems vis tiek pat ir nuspėti, kad nors yra sunku, bet aš taip sakysiu, kad gerai prancūzai tegul pasiima tą revanšą ir tegul tai bus 2-0. 2-1 mano prancūzai yra. Vien dėl to, kad italai labai gerai atrado, vieną vis tiek jaučiu į kočios. Gerai, tai čia kol kas nesutampa mūsų 2 rezultatai. Tavo belgų italų lygiosios, mano ten italų pergalė ir tavo yra danų pergalė prieš ispanus, kas šiaip yra drąsu, bet tu visą laiką pasižymėjai drąsa, ne? Tu ir mokyklai, man atrodo, didesniem už save pizdavai dantin, jeigu reikdavo. Aš Blinkevičiūtė. Maladėc. Taip, Italija, Airija, Anglija. Airiai pralošė pirmas rungtynės Anglam 0-2. Man įdomesnis yra kitas rakursas, istorinis rakursas, peštynės tarp šitų komandų, ne? Tarp šitų komandų sirgalių, Airija ir Anglija. Šiaip mano įsivaizdavimu ten turėtų būti mirtinas konfliktazeris užfiksuotas, ne? Jie nesimuša, jie šiaip vieni apie kitų šūdą galvoja, o muštis kažkaip... Nėra ten kažkas tai netokio ypatingo. Tai anglai tavo nėra mėgstama rinktinė. Ir jie rezultatyviai nežaidžia. Ar gerai? Spėju, kad tu parašai 1-0 anglai? Ne. Pradėkime nuo to, kad anglai jau bus užtikrinę vietą ketvirtfinalį ir jie bus girti. Airiai irgi jiems niekas nebe bus aktualu, jie irgi bus girti. O kadangi blaivas anglas už blaivą ir futbolą žaidžia šiek tiek geriau. Tai, mes kažką turim bendro su jais. Tai galima manyti, kad girtas irgi žaidžia šiek tiek geriau. Tegul būna anglų 2-1. 2-1 tavo yra anglų. Ok, mano, žinok, aš paėmiau 1-0, tokias nerezultatyvės, neįdomias rungtynės, kurių aš nežiūrėsiu. Na ir
Ispanai, absoliutus lyderis, dar žais Tautų lygoje ir su šveicarai. Šveicarai yra absoliutus grupės dugnas. Svečiuose ispanai laimėjo 4-1 prieš šveicarus pirmose rungtynėse. Dabar atsakomasis Ispanijoje, mano prognozija 2-0. Ispanai taip kukliau, gal šveicarai kažkokios savigarbos prabus daugiau, bet ispanai laimi 2-0. Namai, čia taip, norės pasirodyti, turbūt, gerai, neturbūt, galbūt tai nebus pagrindinė sudėtis ir bus tie, kurie norės įtvirtinti savo šansus. Ateityje būtų rinktiniai pagrindiniai sudėti 3-1 duosiu, nes ten didelės įtampos nebus, tai ir vartukų gali pasipilti. Nu ir prieš Lietuvą, dar vienas rungtynės, kur mes prognozuojam, Portugalai svečiuose su kroatais, čia bus įdomu, kaip sako Rimas Kurtinaitis, su chorvatais žaisim. Su Chorvatska. Taip, ir kroatai pirmose rungtynėse 2-1. 2-1 kroatai, atsiprašau, Portugalai kroatus paėmė 2-1, bet dabar visas veiksmas keliasi į Kroatiją. Ir aš net smalsauju išgirsti, ką tu prognozuoji savo nemėgstamai Portugalijai. Ir vieni ir kiti ketvirtfinalį iki lempos ir aš imu iš lempos 2-0 Portugalai laimės. O vos aš žinok, kiek su mumis šį kartą konfliktinių situacijų. Aš imu 1-0, kad laimės kroatai, nes komandos lygios daugiau mažiau, ar ne? Daugiau mažiau ne, dėl to ir sakau, kad Portugalai laimės. Bet tai viskas vyksta Kroatijoje, kroatai turi Luką Modričių. Turi. Ačiū. Gerai, Nerika. Lietuva, Kipras. Pradžioje aš noriu išgirsti tavo nuomonę apie tai, ką turim daryti kitaip, kad būtų kitaip. Nes jeigu darysim taip pat, gali būti, kad bus taip pat. Žaisti futbolą ir įmušti pirmiems reikia, nes va tada tai jie tikrai nelabai žinos, ką daryti. Kai jie įmuša pirmi, jie stato autobusą, o kai jeigu įmušim pirmi mes... Autobusą statysim mes. Ne fakt. Tai yra ne tai, kad ne faktas, mes nesatysimės. Tu man primink, bet nebuvo blogos rungtynės pirmos su Kipru, šiaip jau iš esmės. Pusė dešos, ne, atrodo, man tai jos blogos. Kažkodėl visi sako, kad neblogos, bet toks... Tu toks grinčas esi iš tikrųjų prieš kalėdas. Tu atimi iš visų džiaugsmą. Ne, tos rungtynės įrodė, kad kai prieš mūsų mes galim žaisti prieš futbolistus, mes negalim žaisti prieš autobusą. Ir tokios komandos, tai autobusas jų kasdienybė ir kasnaktybė. Tai įmušę jie stato. O dabar sakau, įmušę mes pirmi 2-0 ir va taip ir bus. Užsirašyk. Kad mes laimim 2-0? Aha. Neriau, tai yra pirmas kartas šitoj laidoj, kai aš prognozuoju galimai Lietuvos pergalę. Įskyrus tuo atveju, jeigu dabar Kiprė yra daugiau negu 25 laipsniai šilumos. Toj pasižiūriu, šiuo metu Kiprė yra 26. Aš sakau, kad bus lygiosios vis dėlto. Aš keičiu rezultatą. 1-1. Žinai, pagalvok, dabar pas mus šiuo metu yra ir taip, tu mus siunti pas San Mariną ir Farerų salas. Atskrendam ten karštą, prisitaikyti prie klimato. Nes Liuksemburgas turi 2, Farerai turi 3, ne pas Farerus, ten pas Lichtenšteiną, San Mariną. Aš žadėjau pirmą kartą prognozuoti Lietuvai pergalę. Blemba, Lietuvėlė, tikiu, aš tavim labai norėčiau, bet kažkaip lenktynėse su tavim turi vadovautis logika. Mums reikia 3 taškų, nes jeigu mes nepagaunam Liuksemburgo, galim pagauti ir Farerus, aišku, tai kartu su Azerbaidžanu mes Tai Kosovą galim pasimti? Kosovui... Galim. Pabandom. Teoriškai galima. Žodžiu, aš Kiprui duodu tašką, Lietuvai tašką šitos rungtynėse, o Kosovas, mano prognozė yra aiški, mes namuose 2-1 gavom, ne, nuo jų, tiksliau 1-2 gavom. Aš sakau, kad čia mes gausim 0-2. Toks senas geras policijos telefono numeris. Kadangi mes laimėjom prieš Kiprą, mes iš esmės jau esam saugus, tai gausim 0-2. O! Pirmas mūsų visiškas draugiškas Tautų lygos sutarimas Lietuva, Kosovas 0-2. Jeigu mes iškrentam į D divizioną, jeigu taip atsitiktų, mes aišku bandom dar įveikti Kiprą ir likti C divizione, ne? Bet jeigu mes nukrentam į D divizioną, tai jau būtų turbūt didžiausias nuopolis Lietuvos futbolo istorijoje. Mes esam buvę D divizione kada? Tai kad tas D divizionas prieš 4 metus tik tai atsiradęs. Ne, mes ten... Jis atsirado specialiai Gibraltarams ir visiems kitiems, ar ne? Ar nebuvo dar tokio... Tiems, kurie nepajėgia išeiti C divizioną. Taip. Ir tiems, kurie nesugeba išlaikyti C divizioną. Tai yra čia...
Mes čia žvengiam, bet čia svarbi savaitė, klausyk. Mes kikenam, bet va dabar vien tai, kad tu pasakei. Realiai mums reikia 3 taškų. Nesvarbu, kur mums reikia 3 taškų, nes Liuksemburgas, aišku, gali būti, kad jie pasiims taškus ir tada liekam ten pat, bet... Ne, pizdu, žinok, aš galvoju, kad vis dėlto mes tokiai gėdai jau nepasidarysim. Ne. Nu, ta prasme, ne, mes laimim 0-2 šitas rungtynės, aš taip sakau. Ta prasme, aš manau, kad dabar jau vyrai supranta, kad čia tiek dega užpakaliai, kad jau jie pakovos dėl tos Lietuvos garbės, dėl Lietuvos kažkokios tai istorijos ir dėl Lietuvos trispalvės ir atbels tą Kiprą prie plus 40, jeigu reikės. Aš taip netgi sakyčiau, ten 20. Ir su Nemuno aušra koalicija negąsdina. Nemuno aušra jau čia kitas klausimas, bet dabar nebelabai galim burnuoti, nes prieš valdžią, nu ką dabar? Ai, tu prieš valdžią neburnot. Aš gal labiau prieš Buzą bijau, bet ir prieš valdžią privengiu. Aš irgi labiau bijau prieš Buzą. Jo, vyručiai ir merginos. Nerijau, mūsų prognozės išsiskyrė labai, išskyrus Lietuvos rezultatus, abu prognozuojam dabar jau pergalę prieš Kiprą, nors aš taip, ir pralaimėjimą Kosovui. Visai pabaigai, aš gal norėčiau pasiūlyti ir jums komentaruose prognozuoti, kaip pasiseks Lietuvai tiek su Kipru, tiek su Kosovu. Rašykit galutinius rezultatus, tam, kuris geriausiai paspėlios, padovanosim kažkokį prizą, kamuolį netgi čia man sufleruoja, su Nerijaus Kesmino bei Vilijos Blinkevičiūtės parašais. Ir į Briuselį važiuoju aš. Tai negi čia kursuoja kol kas dar, nes į polikliniką važiuoju. Senjoro pažymėjimo dar nepagamino, laukia truputį. Ir nepamirškit pasiekti mūsų visur, kur galima pasiekti. Prie namų, prie mašinų, sudėti pasiklausimo aparatūrą, net čia studijoje ir taip pat Instagrame, Facebook'e, TikTok'e bei YouTube'e. Prenumeruokit, subscribinkit, paspauskit tą ten ding, kad jums iššoktų, kai mes jau pradedam kažkokius tai bairius daryti. Kesmino prognozės. Nes jeigu tik tai spėliojat, rašot komentarus, kokie rezultatai, bet nesat mūsų pasiekę socialiniuose tinkluose, tai negaunat anei Blinkevičiūtės, anei Kespino, anei kamuolio. Blinkevičiūtės šiaip ar taip jūs negavot. Aha. Ja. Ate.